Dažniausiai užduodamas klausimas man yra, kur mano pinigai. Turiu tam tikrą gimimo datą, bet nežinau, koks man tinka darbas. Ir ne, tai nėra kažkoks kosmosas ir visiškai neįmanoma sužinoti, koks yra kelias, kur yra tie pinigai ir kokios profesijos tinka. Ir atsakymus šitos klausimus mes su jumis paimsim iš nuostabaus savęs pažinimo instrumento numerologijos. Nes būtent numerologijos dėka pagal žmogaus gimimo datą galima atsakyti į visus klausimus. Aš esu Aleksandra Antypova, astronumerologė, ir pas mane, kaip jūs jau suprato, skaičiai ir planetos atsako į visus klausimus. Jūsų kelias į finansinę sėkmę slypi jūsų gimimo datoj. Ką reikia padaryti? Sudėk savo gimimo datą iki vienaženklio skaičiaus, taip kaip pavaizduota pagal pavyzdį. Ir turi gauti skaičius nuo 1 iki 9. Iš tikrųjų viskas slypi tavo įpročiuose, įsitikinimuose ir asmenybės bruožuose, kurie užkoduoti tavo gimimo datoje. Na, toliau klausyk apie savo talentus, finansinius blokus ir kokios profesijos tau tinkamiausios. Žinoma, tai yra tik užuomina 10% informacijos, kuri gali žinoti apie save ir apie kitus. Kaip tai padaryti, sužinosi video pabaigoje. Jeigu tau gavosi skaičius 1, tavo talentas yra lyderystė, pagrindinė savybė, gebėjimas vadovauti kitiems, burti žmones, nukreipti ir deleguoti užduotį. Vienetų piniginiai blokai yra nenoras deleguoti. Jei vienetas vengia perduoti atsakomybę, viską daro pats, nepriima pagalbos, pavyzdžiui, asistentų, pinigų energija užsiblokuoja, finansai mažėja. Antras didžiausias blokas vienetų yra ego. Kai vietoje vadovavimo žmogus tampa tiranu, žemina ir skaudina pavaldinius, pinigų energija taip pat užsiblokuoja. Ir trečias finansinis blokas vienetų yra susijęs su baime prisijimti atsakomybę. Jei žmogus bijo atsakomybės darbe ar versle, pavyzdžiui, atidaryti įmonę, pinigai iškart sustoja. Kaip pašalinti šios blokus ir atverti pinigų energiją, pradėti deleguoti, kultūringai bendrauti, su pavaldiniais atsisakyti aš čia karalius pozicijos, nebijoti atsakomybės ir netikėti, kad nepavyks. Koks gali būti veiksmų planas čia? Tapti vadovu, išeiti iš samdomo darbo, jeigu to dar nepadarė, išeiti iš varginančios partnerystės. Kai tik žmogus atsisako nepalaikančios partnerystės ir prisiima atsakomybę už savo pinigus, jo finansai kyla. Nes labai svarbu apsupti save žmonėmis, kurie jūs palaiko ir padrąsina. Ir dar pabūti bent kartais vienumoje. Vienetus stipriai motyvuoja vienatvė. Vieneto profesijos vadovai, verslininkai, direktoriai ir verslo savininkai. Jeigu gavosi skaičius 2. Pagrindinis dvejeto talentas yra iškalba ir stipri balso energija. Šie žmonės labai daug visko žino, yra labai protingi, sakyčiau netgi inteligentai. Dvejeto pagrindiniai finansiniai blokai yra, kai dvejetas meluoja, savo ar kitiems pinigų energija iškart blokuojama. Kai nuslepia tiesą, nutyli nuoskaudas, pinigai sustoja. Jei žmogus pavydi, apkalba kitus, jo finansai blokuojasi. Jei žmogus bijo viešumas, scenos, vengia būti matomas, tai taip pat užblokuoja jo finansinį potencialą. Kas suteikia energijos dvejetui? Sąžiningumas ir nauja informacija. Oratorystė, vokalas, darbas su gerklės čakra. Buvimas gamtoje, bendravimas su moterimis, moteriškos praktikos, retritai, moters ratai, vipasana. Dvejeto profesijos. Dainininkai, mentoriai, motyvacijos kalbėtojai, psichologai, mokytojai, su intuicija ir ezoterika susijęti žmonės, labai geri vedėjai arba žurnalistai. Jeigu jums gavosi skaičius 3, pagrindinis talentas, gebėjimas pasirodyti scenoje, aktorystė, teatras. Kokie yra trejeto piniginiai blokai? Vaikai. Jei žmogus nemėgsta vaikų, nenori jų turėti, jis pats užsiblokuoja finansinę energiją. Taip pat, jei žmogus pernelyg dievina vaikus ir jie tampa jo visatos centru, tai irgi blokuoja finansų tėkmę. Kitas blokas, kai trejetas nori gyventi vyrų sąskaitą, visiškai nedirbti, yra per daug materialistiškas. Arba gyventi moters sąskaitą, nedirbti ir yra per daug materialistiškas. Nepakankamas ryšys su savo moteriška prigimtimi arba mama. Taip pat stabdo pinigų srautą trejetams. Iš kur gauti trejeto energijos?
Vaikai, svarbu tapti tėčiu arba mama, bet neprarasti balanso tarp realizacijos ir šeimos. Grožis. O jei dar jūsų gimimo datoj šiaip yra trejetukų, ne tik tai bendras skaičius gaunasi, tai tikrai gana lengvai sekasi uždirbti. Svarbu turėti norą. Moteriškumas, stilius, mada, elegancija - visa tai pripildo jūsų piniginę. Moteriška aplinka. Darbas su moterimis, jų įgalinimas, moterų grožio paslaugos. Tai jūsų resursai ir pinigų atverimas. Papildoma energija, apranga, šokiai, seksualumas, apsipirkimas, makiažas, stilistas. Viskas, kas susijęs su grožiu, neša jum pinigus. Net jei esat vyras, grožio resursai jum taip pat veikia. Trejato profesija. Blogeriai, vlogeriai, aktoriai, vedėjai. Profesijos susijusios su moterimis. Grožis, mada, visiškai nesvarbu, ką. Ypatingai sėkminga kryptis - būti influenceriu. Ir nepamiršk realizuoti savo nuostabių idėjų, nes trejatas turi daug idėjų, kaip galima uždirbti, jis jaučia pinigus. Ir grožį. Jeigu jums gavosi skaičius 4. Pagrindinis jūsų talentas yra darbštumas. 4 tai materialus dalykai, tai fizinis darbas dažnai. Tai ne influenceriai, o tie, kurie kūrė apčiuopiamus dalykus. 4 piniginiai blokai. Tinginystė. Fizinio aktyvumo trūkumas. Jei 4 nesportuoja, nesimankština, pinigų energija sustoja. Norėjimas greitų, lengvų pinigų. Tai blokuoja finansinę tėkmę. Prasti santykiai su tėvu, troškimas greitos naudos, nesirūpinimas savo šeimos židiniu, namais ir jaukumu. Kas visada suteikia energijos 4. Stabilumas, laiko planavimas, disciplina. Kai 4 turi aiškų planą dienos, mėnesio, metų, jis jaučiasi energingas. Sportas ir aktyvus gyvenimo būdas, kelionės ir taip toliau suteikia jėgų ir finansinį stabilumą. Fundamentali veikla. Fizinis konkretus verslas, ilgalaikės investicijos, pavyzdžiui, nekilnojamai turtą. Visa tai pripildo 4 energiją ir pinigais. Todėl profesijos susijusios su 4 yra aplink nekilnojamai turtą ir namus, šeimos verslus, sportas ir viskas, kas susijęta su fiziniu darbu per kūną. Ten pat yra žemės ūkis, statybos, investicijos į nekilnojamai turtą, pats nekilnojamasis turtas, nuoma, pirkimai. Verslas, kuris kūrė apčiuopiamus objektų, mokyklas, sporto klubai, viešbučiai, parduotuvės, statybos ir darbas su vyriška klientūra. Pavyzdžiui, nekilnojamasis turtas, statybos arba darbininkai. Jeigu jums gavosi skaičius 5, 5 tai mokslininkai, išradėjai, tyrinėtojai ir verslininkai. Kokie yra 5 finansiniai blokai? Didžiausias blokas - pradėti daugybę dalykų ir jų nepabaigti. Jei 5 įsitraukia į daug veiklų vienu metu ir nei vienos neužbaigia, jo finansinė energija sustoja. Intelektualinė arogancija. Jei 5 mano esas protingesnės už kitus, jo finansinė tėkmė užsiblokuoja. Konservatyvumas. Nenoras priimti naujovių ir išbandyti naują informaciją. Taip pat riboja jo finansus. Kas suteikia energijos 5? Mokymasis, kelionės, nauja aplinka, nauji potyriai, nauji žmonės, naujos kelionės. Kelionės jau buvo. Nauji įvykiai, nauji miestai, naujos šalis. Tai yra 5 raktas į pinigus. 5 profesijos - fizikai, matematikai, mokytojai, profesoriai, buhalteriai, IT specialistai, programuotojai, žmonės dirbantis su sudėtingomis technologijomis, skaičiais, mokslu, chemija, fizika. Fizika irgi jau buvo. Ir taip pat numerologai, astrologai, lektoriai ir verslininkai, sportininkai, nes labai jau mėgsta iššūkius. Jeigu gavosi skaičius 6, kūrėjai, menininkai, grožio ir estetikos žmonės, kokius blokus turi 6? 6 piniginiai blokai. Savo kūno, veido, grožio nepripažinimą. Jei 6 nemyli ir nepriima savęs, tai blokuoja jo finansinį potencialą. Santykių disharmonija. Jei 6 neturi harmoningų santykių, jo pinigų srautas ringa. Ir paskutinis, jei 6 užsidaro namie ir neina į sociumą, nustoja komunikuoti su žmonėmis ir atrasti naujas pažintis. Taip pat jo piniginiai blokai iškart šalia jo. Kasgi suteikia 6 energiją? Meilė, meilė savo, partneriui. Kai 6 atveria širdį, jo finansai kyla į naują lygį. Laisvė, seksualumas, tantra, šokiai. Visa tai įkrauna 6 finansinę energiją. Kuo 6 atviresnis ir laisvesnis, tuo autentiškesnis tampa jo menas, kūryba ir tuo labiau jie vertinami. Kokios tinka profesijos 6? Na, žinoma, tai yra
modeliai, dailininkai, poetai, fotografai, didžėjai, dizaineriai, rašytojai, vizažistai, drabužių dizaineriai ir bet koks darbas susijęs su grožiu ir žmonėmis. Kuo daugiau bendraukit, sėkmė ir pinigai bus šalia. Jeigu jums gavosi skaičius 7, tai kariai, užkariautojai, labai sistemingi žmonės, turintis labai stiprią nuojautą. 7 piniginiai blokai. Jei nuolat kovoja, ginčiasi, konfliktuoja, pinigai pas juos neatėjo. Kuo daugiau pasipriešinimo, tuo stipriau finansai stringa. Finansinis priklausomumas nuo vyro, tėvų, mamos, žmonos atlyginimo. Kai 7 riboja save finansiškai, jo piniginė energija užsiblokuoja. Kasgi suteikia energijos 7? Aišku, kad kelionės, persikėlimai, nuolatinis judėjimas, vaikščiojimas, bėgimas, sportas, viskas, kas susijęta su mobilumu, pripildo 7 energiją. Delegavimas. Ne viską daryti pačiam, o pasiskirstyti atsakomybės ir savo verslas. Tai atneša finansinį augimą ir stabilumą. Nepamirškit tikslų ir konkretaus plano, kaip iki jų veisit. Nežinoma veiksmo. Gavosi skaičius 8, jūs esat verslininkas, kūrėjas ir apskritai paženklintas gausos simboliu nuo visatos. 8 piniginiai blokai yra susijęti su nepasitikėjimu, kontrolė, baime būti apgauta. Jei 8 nepasitikė žmonėmis ar nesivienyje su kitais, jo pinigų kanalas užsidaro. Gobštumas. Jei bijote išleisti pinigus, taupote kiekvieną centą, sunkiai skiriate lėšas savo ir kitiems, jūsų finansai stringa. Nelegalus veiksmai. Jei nesilaikote įstatymų, pinigų srautas gali būti užblokuotas. Kasgi suteikia energijos 8? Dosnumas. Kai duodate netgi nemokamai, jūsų pinigų kanalas auga. Tik su viena sąlyga, iš pradžių viską turi duoti savo, o paskui dalinti su kitais. Pasitikėjimas ir bendradarbiavimas. Kai pašalinate perteklinį kontrolės jausmą, partnerystė atneša jums finansinę sėkmę. Pirkimai ypač brangus, bet tada, kai galite savo to iš tikrųjų leisti, nes tai plečia jūsų pinigų tėkmę. 8 negalima imti kreditų ar skolinti pinigų. Jei skolintas dėl prestižo, pavyzdžiui, automobiliui, telefonui, kailiniams, tai užblokuoja finansus. Tačiau, jei paskola skirta mokymuisi ar asmeniniam tobulėjimui, tai visai kas kita. Galite dovanoti. 8 profesijos. Verslininkai, prodiuseriai, ekonomistai, pardavėjai, vadybininkai. Jūs turite talentą monetizuoti bet kokią veiklą. Jūs jaučiat, kur yra pinigai. O dar jūs esat nuostabus kūrėjai, kurie gali sukurti tokį produktą, kurio pasaulis dar nematė. Jeigu gavosi skaičius 9, tai yra sielos ir kūno gydytojai. Taip sakant, transformatoriai. 9 piniginiai blokai. Atsiskyrėliškumas. Jei 9 bijo pasirodyti, kalbėti apie save, išeiti į viešumą, vesti socialinius tinklus, jo finansai sustoja. Didžiausias blokas – trūkumo mąstymas. 9 stipriai materializuoja savo mintis. Jei jie bijo prarasti pinigus, galvoja, kad neužteks, šios baimės stipriai blokuoja jų finansus. Jie turi nebijoti pokyčių ir nebijoti pradėti naują darbą ir verslą. Visgi suteikia energijos 9. Dvasinės praktikos, meditacijos, darbas su kūnu, siela, pasąmonė. Visa tai atveria jų pinigų srautą. Išėjimas iš šešėlio. 9 turi kalbėti apie savo pasiekimus, išreikšti save ir būti matomas. Tai atneš jiems sėkmę ir pinigus. O dar jis turi nebijoti keisti veiklas. Nes 9 profesijos gali būti labai skirtingos. Psichologai, gydytojai, bioenergetikai, kosmetologai, žodžiu viskas, kas susijęta su gydymu sielos ir kūnu, ezoterikai ir dvasiniai praktikai. 9 tai tikrai moka komunikuoti su kitais pasauliais. Ir visos profesijos susijęta su online veikla. Pavyzdžiui, dabar ant bangos yra dirbtinis intelektas. Kodėlgi ne? Tai buvo skaičiai nuo 1 iki 9, kurie turėjo gautis ir pas jūs. Ar atitinka ar ne, komentuokit po šio video ir nepamirškit, kad pinigai tai neatsitiktinumas ar sėkmė, o jūsų minčių, įpročių ir veiksmų atspindys. Jei trūksta finansinio stabilumo, vadinasi, yra įsitikinimų ir klaidų, kuriuos tam trukdo. Geroji žinia, jūs galite viską pakeisti. Nes jeigu jums patiko ši informacija, jūs norite toliau gilintis į save, į savo aplinkinius ir dar padėti kitiems žmonėms, kaip tai galima padaryti? Labai paprastai. Tapti numerologu, gauti šiuolaikinę profesiją. Būti numerologu tinka kiekvienam pagal jo gimimo datą. O apie tai pakalbėsim mano mokymų metu. Rašyk man asmeninę žinutę ir aš pasakysiu, kada
sekantis mokymo startas. Ačiū už jūsų širdutes, reakcijas, komentarus, pasidalinimus. Man tai labai svarbu.